Atidarom Yu-Gi-Oh! Chaos Origins antrasis epizodas. Taigi, pirmajame epizode atidarėme 3 pakelius, šitame irgi atidarysime 3. Ir pirmąjį epizodą nieko gero nepatraukėme, taigi daugiau šansų kažką ištraukti šitąjį epizodą. Ir mes gauname farą, ok. Tai Secret Rare, ne Ultra, ne Starlight, bet labai gera korta. Ta prasme, jeigu Starlightas būtų, tai čia iš viso kosmosas būtų buvęs. Taigi pats pirmas pakelis ir jau hitas yra, tai žiauriai cool, žiauriai super. Antrasis pakelis. Taigi nesvarbu, ką aš gausiu, bet Yu-Gi-Oh! Dievai mane šiandieną nustebino. Galima ir taip pasakyti. Ir Secret Beastas, vienas iš Secret Beastų, čia yra tik tais super rare'as. Ir man atrodo Starlightas rare'as, jisai ten yra vertingas kažkas tai tokio, kiek žiūrėjau, apie 30 europinių dabar kainuoja. Tai, wow, kokia kaliausia faina. Tai Starlighto negavome, bet tai yra va tie va Beastai, su kuriais, ta prasme, su šitu boksu, kur galėtų boostinti savo turimus dekus. Jeigu žaidė su Secret Beastais. Tai minėjau jo pirmame epizode. Ir nieko įspūdingo. Galvau, galbūt bus 3 iš 3. Bet tai, tai pirmas pakelis super, antras šioks toks hitas, trečias meh, sakyčiau. Oho, nustebinai net ir mane.